Garbė Jėzui Kristui, sveiki visi. Vėl transliuojame iš Krikščioniškos kultūros instituto studijos. Esu Šarūnas Puščius, viešųjų ryšių atstovas. Šiandien pakalbėsime apie pačią svarbiausią žinią. Būtent dabar. Pačią svarbiausią dalyką, būtent dabar, kai adventas yra sniegas užklojęs mūsų laukus ir klonius. Baltas sniegas, kai visos tos blogybės, kurios buvo rudenį, riaušės, konfliktai, statulų daužimas Marijos, Dievo motinos, Jėzaus statulų, apskritai tas barbarybės siautėjimas, kas čia buvo vakaruose ir Lenkijoje, abortų šalininkų streikai, visokiausi kūdikių žudyti reikalavo. Tai išklotas sniego, dabar tarsi permatyti turim, kas yra iš tikrųjų svarbiausia. O svarbiausia yra tai, kad Dievo motina pasakė Fatimoje 1917 metais Portugalijoje. Ir kodėl svarbiausia, mes pakalbėsim, kad tai lemia visą istoriją, kuri buvo, yra ir bus, kad tai yra istorijos raktas ir mūsų gyvenimo raktas Fatima. Ta žinia. Kol kas pradžiai parodykim jums, norėtume mūsų eglutę, kurią kolegos padarė iš knygų, kurią mes išleidę knygą. Fatima tragedijos ar vilties pranašystės. Tai iš dalies yra tragiška tai, kas buvo, bet tai yra viltis pasauliu, vienintelė viltis ir vienintelė išeitis. Mes daugybę istorinių argumentų savo ciklo laidose darysim ciklą, apie tai norėtume, jeigu tas Dievas. Čia yra tokia knyga, vėl siūlome ją įsigyti. Tiesiog galim pakalbėti, kodėl tai svarbiausia. Šiuo laidu mes tik tai spėsim apriepti būtent tą aspektą, kad tai yra istorijos raktas. Ir būtent mūsų rėmai chronologiniai, kad iki Antrojo pasaulinio karo, kas buvo toliau, kaip lėmė istorija vėliau, po Antrojo pasaulinio karo ir kaip lėmė dabar Fatimos pranašystės, Dievo motinos pranašystės, Fatimoje pakalbėsime vėliau. Taigi, ką Dievo motina pasirodžiusi pranašauja Fatimoje? Jinai pradžioje parodo vaikams pragaro viziją, kad iš tikrųjų tai yra realus dalykas, tai nėra viduramžių fantazija, kad blogųjų žmonių sielos, kurie miršta mirtinoj nuodėmėj, tiesiog žmonės toj būklėje mirė ir jie eina į amžiną kančią. Tai yra ne fantazija, tai yra realybė. Kodėl mes kalbėsime atskirose laidose? Yra daug straipsnių apie tai parašyta, žymių žmonių ir labai argumentuotų straipsnių. Bet po to, kad parodo tą grėsmę, kad grėsia mums pragaras, jinai kalba apie tai, kad jūs matėte pragarą, kur eina vargšų nusidėlių sielos. Ir dabar valdant Pijui XI prasidės kitas dar blogesnis karas. Jinai pranašauja iš karto, nes dar vyksta pirmas pasaulinis karas. Jinai pasako, šis karas greit baigsis. Tai yra pirma pranašystė, kad jisai Pijui XI valdant prasidės antras pasaulinis karas. Tai visur jinai pranašauja dar popiežių, kurio dar nebuvo net vardo, nebuvo jisai pasivadinęs popiežių, dar jis nevaldė. Ir jau pranašauja, kad toksai bus. Ir vaikai net nežinojo, ar tai karalius, ar tai popiežius, tas Pijus XI. Nieko nesuprato. Bet jinai jau pranašauja jo vardą ir kad jam valdant prasidės antras pasaulinis. Iš tikrųjų, jis dar valdė, kai prasidėjo Sudetų krizė, kai užėmė Sudetus, iš Čekijos atplėšė Hitleris ir kai Austrija buvo prijungta prie Vokietijos, tai buvo kaip ir pradžia tokia karo, įžanga į karą. Tai iš tikrųjų tas dar buvo Pijui XI valdant. Jisai pranašauja, taip pat jinai pranašauja, kad jeigu man Rusija bus paaukota, jei popiežius su visais pasaulio vyskupais iškilmingai paaukos Rusiją mano nekaltai širdžiai, tada Rusija atsivers, tai atsivers į katalikų tikėjimą ir bus taikos laikotarpis, tas pasaulio taika ir klestėjimas, kad mano nekaltoji širdis triumfuos, jinai paskui galia pasakys, kad katalikiška civilizacija triumfuos, galim suprasti.
Taip, o jeigu ne, jeigu popiežius vėluos paaukoti Rusiją, kada Dievo motina reikalaus, tada Rusija paskleis savo klaidas po visą pasaulį. Tas BLM, Antifa, ką mes matom komunistinės organizacijos, tas siautėjimas, statulų daužimas, šventųjų ir taip toliau, visi tos riaušės komunistinės, eina supjauti varkūje, jos vyksta dėl to, kad Rusija ir toliau paskleidė savo klaidas visam pasaulyje. Marksistai valdo pasaulį, galima sakyti, neomarksistai, liberalai kažkuria prasme, vis tiek jie eina į marksizmą, jie valdo pasaulį, politiką, mokslą ir taip toliau. Dabar galim tai atskirai kalbėti apie tai. Tai va, paskleis po visą pasaulį. Ir dabar kalbėkim gerai. Pirmiausia, Rusija tuo metu, kai vyko Fatimos apsireiškimai, gegužės 13 prasidėjo 17 metų, tai buvo tarp dviejų Rusijos revoliucijų. Visi 6 apsireiškimai vyko tarp dviejų Rusijos revoliucijų. Pirmoji vyko vasarį liberalioji revoliucija ir liberal komunistinė, galima sakyti, vyko spalio mėnesį arba pagal naują kalendorių lapkričio mėnesį. Ir Liepos 13 Marija kalba apie pragarą ir Rusijos atsivertimą, tam vidury, galima sakyti, tarp dviejų revoliucijų. Po to popiežius jau, kuris valdo vėliau, Pijus XI, Pijus XII, jie gali pašvęsti Rusiją, bet jie to nepadaro. 1929 metais Tui vienuolyną Ispanijoje Marija vėl apsireiškė Liucijai, viena iš piemenukų, kuri užaugo, tapo vienuolė. Tui vienuolyną Ispanijoje, jinai sako, kad atėjo laikas, kad popiežius su visais pasaulio vyskupais pašvęstų Rusiją. Ir kaip tiksliai Marija pranašauja, žiūrėkim, tuo metu iš tikrųjų buvo taip, kad Stalinas, didžiausios pasaulio valstybės diktatorius, komunistinės pirmos bedieviškos valstybės diktatorius, kurį jau savo klaidas skleidžia visam pasauliu, bando skleisti, jisai 29 metais ruošiasi didžiuliai programai. Jisai ką po to darė? Kadangi popiežius nepaukojo Rusijos ir Rusija neatsivertė į katalikų tikėjimą, netapo apvalyti ant savo klaidų, jinai pradėjo ruoštis baisiam karui, antram karui, kurį pranašauja Marija. Stalinas ginkluoja savo pramonę. Jisai kūrė pramonę, jisai sunaikina 7 milijonus badų, sunaikina dirbtinių badų savo žmonių, kurie netinka jo komunistinėms idėjoms, tai turtingiausi, geriausi ūkininkai, arba tremėjosi Sibirą. Jisai kūrė didžiausius, geriausius pasaulio tankus, lėktuvus, daugiau negu turi visos kitos valstybės kartu paėmus, netgi su Vokietija skaičiuojant, apginkluoja Hitlerį, jisai siunčia jam ginklus, jisai išprovokuoja Hitlerį per savo ten paktus visokius pasirašytus ir taip toliau, kalbėsime atskirai galbūt, antram pasauliniam karui, jisai ruošiasi smogti smūgį, Raudonoji armija jau ruošiasi, kaip įrodė istorikai Saloninas ir kiti, daugybė faktų, daugybė citatų iš archyvinių dokumentų. Ir tik tai Hitlerio tas puolimas sustabdo jo planus ir jisai nueina tik tai iki Berlyno. Bet iki dabar Rusijos klaidos sklinda pasaulyje, iki dabar mes matom tą marksizmą, kuris po karo tapo pasaulinė sistema, apėmė beveik visą pasaulį ir iki dabar mes tos marksistų siautimus matome šiais metais, šiais epidemijos metais, jie išnaudoja epidemiją tam, kad skleistų savo marksistinės idėjas, savo pasaulinę revoliuciją, naujiem formom. Ką mums daryti? Galima sakyti, ką mums daryti? Marija pasakė, rožančius. Tai yra kaip paskutinės 2 priemonės šiuolaikiniam pasauliui. Tai yra rožančius, melskitės kasdien rožančių, sakė Dievo motina, yra mano nekaltosios širdies garbinimas, kultas, kad visi garbintų nekaltąją širdį, žmonės, kiekvienas iš mūsų. Ir paaukoti Rusiją. Mes turim melstis rožančių, atsiduoti nekaltai širdžiai, melstis jai kasdieną Marijai. Ir taip pat veikti, kiek mes galime, skatinti, nežinau, seniūnijos savo žmonės, politikus, vyskupus, ką tik nori, kad skatintų popiežių, paaukokite Rusijai nekaltai širdžiai, skleisti Fatimos žinią. Tai ką mes galim padaryti kiekvienas, savo aplinkoje, savo laiptinėje, savo šeimoje, visur draugams aplinkui. Pirma, laidai tiek. Po to mes kalbėsime daugybę dalykų. Yra ištisas ciklas, labai įdomi tema ir svarbiausia pasaulio tema. Visiems linksmų šventų kalėdų, šviesių, džiugių ir duok Dieve, kad galbūt viskuo pakeistų savo sprendimą ir leistų mums viešai rinktis į šventas mišias. Mes peticiją šio klausimu paskelbsime tuoj pat
pasirašykit jam, būkit su mumis, linksmų kalėdų. Ir kad tegul visi gėdas sveikas Jėzaus gimusis, linksma džiugia širdimi, kaip ir anksčiau. Su Dievu.